vietą aš girdžiu, bet kažkodėl neleidžia pasirodyti. Ai, Leidžia. O, gerai. Pirmininkas pirmininkauja šiandien. Paskutinis pirmininkavimas nusimato galbūt. Pirmininkas pirmininkauja, jo. Nu tai kažkas turi posėdžiui, kažkas turi pirmininkauti. Tai gali gal pirmininkas ką nors įgalioti, pavyzdžiui. Pirmininkauti. Su teisė perįgalioti gal, taip dar? Гласите весь список, пожалуйста. Su teisė perįgalioti. Įdėjau šitą darbotvarkę. Va, Laima atsirado. Labas, Laima. Labas, sveiki visi. Vakar totaliai užmiršau, žinokit. Vasaros režimas, katinai laksto aplinkui, žinokit. Pas mane tas pats, Laima, žinok, vakar buvo toks. Tai jūs turite po vieną, ne? Tai Galų gale. Žodžiu, čia mes su Vela kartu būsim. Labai gerai, labai gerai. Tai gal ataskaitą pirmininkas turi pateikti, ne? Ne, tai jeigu pirmininkas turėtų pranešti, kad pradeda neeilinį stebėtojų gildijos visuotinį susirinkimą. Bet jeigu kelis kartus rinkomės ir susirinkom, tai gal eilinis jau? Matai, eilinis būna, kai metinę finansinę ataskaitą tvirtinam, o dabar neeilinis. Gerai, neeilinis. Tai skelbėme veiklą pradėtą. Ir reikia pasidžiaugti, kad nesant dideliam pirmininkavimui dideli darbai padaryti, dėka Gedimino. Tai žodžiu, tai siūlau pereiti prie pirmo klausimo, pirmininko rinkimai. Kadangi pateikiau žodinį prašymą visiems dėl manęs keitimo, ir atrodo visi kaip ir aptariam, kad į mūsų komandą ir Laima įsilieja. Ir dar Laimai galbūt yra ko išmokti. Mokytis yra visada gerai, žinokit. Jo. Tai, žodžiu, siūlymas būtų tada Gediminą gal pirmininko, ne? Kokie dar būtų pasiūlymai? Aš, aišku, užsiėmęs esu kaip visada, bet aš pagalvojau tokį dalyką. Aš šiek tiek atmušęs ranką ant tų asociacijų ir bylų ten krūvą esu prasukęs su viena asociacija. Kitoje asociacijoje jau 4 metai toj bus kaip vadovas, esu pasaulio čempionatą organizavom. Tai aš pagalvojau, kad dabartinėme laikotarpyje, kai reikia prieš Seimo rinkimus dabar susikratyti viską, tai gal aš pabūsiu, o paskui pamatysim, kiek padidės asociacija ir kiek atsirastų žmonių norinčių vadovauti. Tai dabar aš galiu tą naštą panešti. Gediminai, norintis vadovauti ir galintis vadovauti yra skirtingas dalykas, žinai. Tai aš siūlau galbūt netgi tai kas pusmetį pasikeičiant, kad tempas nemažėtų, nes pradžiai su pačiu ir nekalbėjau dėl to, kad žinau, kad tu keliom asociacijom, žinai, užtat Laimai gal tokį avansų taikiau pasiūlymą, bet aš manau, kad Laima perims iš tavęs. Pažiūrėsim. Tai gerai, tai dabar Laima pasiūlyt, žinai. Jo, Laima kelia ranką, jinai kol kas pas mus be statuso, bet šitą tegul pasisako. Taip, tai aš vis tiek esu daugiau toks specialistas darbininkas, tai tikrai tam, kad sukaup patirtį, tai tikrai man yra daug geriau darbuotis, o jau vadovauja tie žmonės, kurie jau turi balsą, turi žinias, o aš sukaupsiu tas žinias. Tai bendrų sutarimu būti priimta. Tai va dar antrų klausimų reikėtų Laimą tada gal priimti, ne? Antrų klausimų. Tai dabar pirmą užbaigiam klausimą. Tauras dar matau ranką pakėlęs. Tauras, aš turiu irgi nuomonę šiuo klausimu. Ir ką, jeigu pradėt ne nuo nuomonės, ar dėl ko, kaip, už ką ir panašiai, ar be argumentacijos,
o įvardinant asmenį, kuriuo pasitikiu ir balsuoju už tai, kad visi balsuotų bendrų sutarimų, tai aš siūlyčiau Ustinavičių. Tai aš neprieštarauju. Tai čia, Gediminai, būtų toks priėjimas, kad Gediminas ir Ustinavičius tai yra viename. Gerai. Tai čia truputėlį taip paįvairinimai. Tai tikrai pritariu ir kaip lyderį, tą žmogų, kuris atiduodi visą energiją ir laiką, ir žinias, ir tikrai energetiškai užvedi kitus, ir vedi paskui save žmonės, tai vienareikšmiai už tave. Tai nežinau, viskas, pirmininkas, baigiau. Nu tai balsuojam tada. Balsuojam. Siūlau balsuoti, jo, ir ar būtų susilaikiusių. Nu, man priklausytų susilaikyti. Ai, supratau. Tai. Ar būtų prieš? Ne. Nematau. Gerai, tai bendru sutarimu. Tada taip. Gerai. Tai sveikinam išrinktus pirmininkus. Taip. Dėkui. Dabar tada prasukam toliau. Mintis yra tokia, kad narys yra gerai ir ypač jeigu moka nario mokestį. Dabar laukia bylinėjimasis su VRK. Tai aš galvoju, ar ieškotis advokatų nemokamų ar mokamų. Jeigu turėtume biudžetą, tai būtų lengviau. Todėl aš galvoju, kad būtų gerai turėti ir stojamąjį, ir metinį mokestį, iš kurio galima būtų kažkiek susirinkti pinigų, paramos gal paprašyti ir taip toliau. Tai va, tai dabar dėl narystės. Mano pasiūlymai tokie, koks nors stojamasis 10 eurų, narystės 10 eurų metinis. Arba gali mokėti daugiau, jeigu nori. Bet reiškia minimalus 10. Ar yra kokių kitų pasiūlymų? Tai reikia formuluoti nuo 10 eurų tada. 10 arba daugiau, taip. Kas kiek gali. Taip, kas kiek gali. Nes žmonėms būna sunki situacija, 10 eurų yra gera suma. Žinot. Taip, 10 eurų reiškia tu kaip bilietą metinį nusipirkai abonentą ir turi balsą susirinkime. O šitą kaip su šituo, kur pareina per asociacijų paramą? Tai čia yra... Ar čia, pavyzdžiui, užsiskaitytų? Aš manau, kad ne, nes tas pinigas vis tiek jau nebe tavo yra. Tai tu tiesiog, kad jį tu nukreipi, tai tiesiog padarai gerą darbą. Tai aš, pavyzdžiui, irgi pas save ten į Monsiškių Respubliką nusikreipius, tą, kur aš susimoku GPM. Bet aš neskaitau, kad čia mano pinigai, aš jau jos esu sumokėjęs. Dar kitas klausimas yra toks. Dėl to, kad kas gali įstoti, gal reikia prašyti rekomendacijų, kad žmogus pateikęs prašymą dar atneštų ir rekomendaciją, atsineštų kieno nors. Kad nebūtų tiesiog iš gatvės užplūstų mus šitie žmonės ir sugadintų asociaciją, nes gali tai padaryti. Matai, tai tada tarybos klausimas, valdybos sudarimas, tarybos klausimas, žinai, kad nebūtų paprastų balsų dauguma sprendžiama. Tai mums tada reikėtų pasitvirtinti kitus įstatus, kur galėtume išsirinkti valdybą, galbūt paskui padaryti kažkokį tai veto teisės steigėjams ar dar kažką, jeigu jie vienbalsiai nusprendžia. Tai čia naujų įstatų klausimas, nes šituose standartiniuose įstatuose, kur registrų centre yra, tai tie klausimai nėra visiškai aptarti. Čia irgi reikės pinigų, jeigu įstatų reikės. Įstatams apie 100 eurų reikės, čia nedaug. Jo, bet gal kai tokio poreikio nėra, gal iš anksto labai nesiparinti dėl tų įstatų. Matai, mobili grupė, kai gali susitikti ir 3 ar 4 nuspręsti, yra greičiau. Tai šiam momentui mes pasikvietėm Laimą, o visus kitus gal kvieskime po to, kai susitvarkysim įstatus.
Gerai, siūlau, taip, pritariu. Tai Laima, ar gerai, 10 eurų gerai, stojamasis ir 10 metinis? Manau, kad taip. Šita suma panešama bet kokiam žmogui, kuris turi kažkokių... Beje, aš tikslų. pavyzdį pasakysiu, aš tokioje sporto federacijoje, mes kai nustatinėjom narystės mokestį, tai ten visi buvo labai entuzijazme ir sakė, čia po 50 eurų, reiškia nuo kiekvieno. Ir iš tikrųjų žmonės tai turintys tų pinigų, nes su burlentė plaukia, vis tiek ten tų pinigų reikia. Ir aš juos visus paspaudžiau, sakau, 50, sakau, pirmais metais gerai, antrais metais jau sukandęs dantis mokėsi, trečiais nemokėsi. Tai padarėm 20. Tai pirmus, antrus ir trečius metus, pirmus 2 metus sumokėjo visi po 20, o trečiais jau pusę pamiršo. Taip, kad šita didelis mokestis, jis nereikalingas, jisai yra simbolinis, turi būti. Taip, taip. Tai va, tai mano pasiūlymas yra 10 stojamasis, 10 metinis ir turbūt metinį mokam kalendorinių metų pradžioje, reiškia, pavyzdžiui, iki kovo galo, o stojamąjį mokam tada, kai stojam. Tai dabar, jeigu Laima stotų, tai jinai sumoka stojamąjį, o metinį sumokės, kai prasidės nauji kalendoriniai metai. Tai tokias taisyklės siūlau. Ar yra kitokių pasiūlymų? Ne, gerai, pritariu. Tai balsuojam tada. Aš už. Už. 3 už. 4 už. Laima dar nebalsuoja, nes jinai dar nenarė. Ir dabar klausimas yra... Patariamasis. Patariamasis, taip. Patariamasis, pritariu. Ir klausimas apie Laimos priėmimą į asociaciją. Tai Laima rekomenduoja Nendrė. Aš pritariu. Aš ir pritariu. Tai jo, tai gal tada jo, kaip jeigu tai ateitį taisyklės 1 pritarimo ar 2 pritarimų reikia? Aš nežinau, aš siūlau dabar priiminėti, prieš priiminėjant sekančius pasidaryti įstatus. Ir tik tada priiminėti toliau. Jo, ir kol nėra nario mokesčio, tai ir Laima dar kol kas nemoka. Tuoj dirbsiu, jau dirbsiu. Jau suradau, kas patinka dirbti. O, kaip faina. Tai va, ir narys skaitosi priimtas tada, kai stojamąjį mokestį susimoka. Jau po, reiškia, valdyba, tarkim, patvirtina, kai bus valdyba, dabar mes susirinkime patvirtinom. Tai to neužtenka. Dabar to nėra numatyta. To nėra numatyta, bet aš reiškia, susimoka narys stojamąjį mokestį ir tada jau skaitosi nariu. Tai oficialią dalį baigiam. Pasveikinam naują narį. Sveikinam. Naują pirmininką sveikinam su naujų narių. Taip. Tai oficialiai dalį gal dar galima Gediminų iš karto, kaip pasakyti, pagalbininkus pasimti iš karto. Tai gal įstatuose nusimatysim. Nes aš galėsiu Laimą įgaliojimus parašyti, nes, pavyzdžiui, dabar reikės eiti pasiimti iš VRK pažymėjimų. Beje, mūsų 6 atmetė stebėtojus šiandien. 6 ką tokius? Tai iš pradžių patvirtino, po to atmetė? Tai prieš savaitę patvirtino 99 protokolinių sprendimų, o šiandien 6 atmetė protokolinių sprendimų. Lauksime, iš tikrųjų tai labai gerai yra, nes priedo rėmėsi naujų aprašų, tai bus gera proga pasibilinėti. O atmentė mintinai pasakysiu taip, Vida, paskui tą jos Gitana, paskui Navaitį atmetė, Tatjana atmetė, Tai čia tie, kurie jau buvo... Mykolą Belogolovį ir dar kažką vieną neatsimenu. Žodžiu, blogi iki gyvenimo pabaigos. Pažiūrėsim, kokį pagrindimą parašys atsakymę atmetimo. Bet šitą atmetimą tikrai galima skųsti teismui ir tuo pačiu skundžiant teismui prašyti teismo įvertinti, ar aprašas atitinka įstatymą,
O tada pagal tą išaiškinimą vyriausio administracinio teismo, tai teismai gali irgi kreiptis. Tai kreipkime į regioninį teismą dėl šito dalyko, kad jisai pasikreiptų į aukščiausią administracinį dėl aprašo teisėtumo. Toks planas yra. Tai va, tiek žinių. Tai bilinėtis, laikas bilinėtis. Iš tikrųjų gerai, kad tokia pauzė yra iki tų rinkimų, dabar dar galima pasikapot. Jo, bet dabar tų, kurie yra atmesti, reikia jų, kaip sakoma, jiems įteikti taip vadinamus generolų pagonus, kad jie gali grupės koordinuoti, į mokymus įtraukti, suprantat, nereikia pamesti tų atmestų, nes jų gali skaičius daugėti. Tai mano mintis yra po žolinių sekančią savaitę padaryti, visus susikviesti į nuotolinį ir pradėti jau rikiuoti komandas. Išdalinti tuos likusius 93, taurą reikia vėl dar pateikti, užsieniečių mes neteikėm, irgi pateikti reikia, suadministruosim šitą reikalą. O dėl tų 6, tai juos reikia ginti ir samdytis advokatus arba ieškoti advokatų, žiūrėsim. Seimo narių reikia ieškoti. Kol kas anie visi tyli, kuriuos tu pažymėjai. Aš nesuprantu iš tikro, kodėl taip yra. Gerai nieko nedaryti. Kam daryti, jeigu galime nieko nedaryti? Ir nebūtų kritikuojama. Iš viso vasarą atostogos, kam ten dirbti reikia, patingėti, Seimo nario atlyginimas geras, nebuvau pasirinkėjus, kas tam patikė. Tai gerai, aš tada įrašą baigiu, visuotinis susirinkimas turbūt baigėsi, sprendimai priimti, protokolą parašysim ir dar galim pasiplepėti.